Sveiki visi, sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet ir šis seminaras nėra gyvas, jis yra įrašytas įrašas, nes šiek tiek pasilenkia laikai. Bet rugsėjo 14 diena, 169 seminaras iš eilės ir kalbėsime toliau apie finansų rinkas, kas yra įdomu, kas nutiko ir panašiai. Tai didžiausia dabar drama vyksta dėl palūkanų ir infliacijos. Tai Jungtinės Amerikos valstijos atskleidė, kad infliacija antrą mėnesį iš eilės toliau didėja ir pajudėjo nuo 3,2% Liepos mėnesį iki 3,7% rugpjūčio mėnesį. Na ir tai šiek tiek rinką tuo metu, kai buvo tai skelbiama, šiek tiek suneramino dėl to, kad tarsi visos pastangos, kurios buvo dėta sumažinti infliaciją ir ją pastumti link 2%, atrodo, kad neduoda tų gerų rezultatų, kurių buvo galima tikėtis. Tai infliacija po truputį auga. Dabar pasižiūrėjus, kas vyksta su palūkanomis, tai be abejo, Jungtinės Amerikos valstijos pasistumėjo labai stipriai, 5,5%, tai yra vienas aukščiausių lygių per praktiškai visą šį amžių, tai yra nuo 2000 metų. Ir kai palūkanos 2 kartus buvo keliamos, vienu atveju iki tų pačių 5 su trupučiu procentų, kitu atveju virš 6%, tai yra 2000 metai, 2007-2008 metai. Bet žiūrint į tikimybės, artimiausiu metu rinkos pagal ateities sandorius vis tik tai nesitikė tolimesnio palūkanų auginimo ir su 90 kelių procentų tikimybė kalba apie tai, kad palūkanos Jungtinėse Amerikos valstijose vis tik tai turėtų išlikti stabilius. Tai yra gera žinia, nes jeigu taip ir įvyktų, tai rizika, sakykime, verslams gyventojams nedidėtų ir galėtume kalbėti apie tam tikrą situacijos stabilizavimus. Aišku, su sąlyga, kad ta infliacija vėl neištruks iš kontrolės ir nepradės šuoliuoti į viršų. Ir ketvirtadienio didžioji dilema, tai kai šis įrašas yra daromas, tai dar neaišku, koks tai bus sprendimas, bet šiandien yra laukiama Europos centrinio banko sprendimo dėl palūkanų keitimo, tai arba keitimo arba nekeitimo. Ir šiandien dienai vėlgi sprendimas eurozonoje nėra labai paprastas dėl to, kad infliacija išlieka stabili antrą mėnesį iš eilės, galima kalbėti apie trečią mėnesį, nes pokyčiai tikrai nėra labai dideli vasaros metu. Infliacija išlieka virš 5%, yra gerokai aukštesnė negu Jungtinėse Amerikos valstijose, o kaip žinia, palūkanos šiandien dienai yra gerokai mažesnės negu Jungtinėse Amerikos valstijose eurozonoje, tai yra 4,4% ir 4,25% šiandien dienai. Ir kaip žinia, tikimasi rugsėjo 14 dieną būtent sprendimo, kur konsensusas analitikų, sakykime, yra, kad palūkanos turėtų išlikti stabilios, bet yra ir prognozių kai kurių analitikų, sakykime, tai tų, kurie sako, kad vis tik tai galime sulaukti pakilimų. Bet kokiu atveju matysime, koks šiandien bus sprendimas. Dar svarbesnė diena yra rytoj, nes Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde sakys kalbą, paaiškindama sprendimą ir išaiškindama, kodėl vienoks arba kitoks sprendimas buvo. Tai čia aš manau, kad ir tą kitą savaitę turėsim, sekančią savaitę apie tai pašnekėti, kokią viziją mato centrinis bankas, ar jie toliau sieks, kad palūkanos didėtų ir, sakykime, infliacija judėtų link tų išsvajotųjų 2%, ar vis tik tai bus įmama pauzė, mainais į tai, kad paskatinti ekonomiką arba bent jau jos nespausti taip stipriai žemyn. O sekantis Europos centrinio banko susirinkimas, jisai bus tik tai spalio pabaigoje, tai praktiškai už pusantro mėnesio. Vienaip ar kitaip, jeigu manęs asmeniškai kas nors klaustų, tai sakyčiau, kad šiais metais mes galime vis tik tai sulaukti dar, ko gero, vieno šuoliuko į viršų, link 4,5%, taip šiek tiek valdant infliaciją, nes akivaizdu, kad tie procesai, kurie buvo visų šių metų eigoje, kai infliacija buvo valdoma, jinai traukėsi, jie pradeda rodyti nagus, kad iš tiesų situacija nėra tokia gera ir infliacija vis dar išlieka aukšta ir turi potencialo kilti, tuo labiau, kad žinant, kad artėja šaltasis sezonas, kurio metu energetika brangsta ir šios apžvalgos metu mes irgi pažiūrėsime į tai, nes tai irgi yra procesai, kurie vyksta čia ir dabar. Šiek tiek įdomesnių skaičių, teko skaityti tokią apžvalgą ir iš tiesų pasirodė
įdomi informacija, su kuria galima pasidalinti. Tai buvo įvertinta, ar įmonės, konkrečiai S&P 500, tai yra 500 svarbiausių kompanijų, kurios skelbė savo ketvirtinius rezultatus, tai yra čia duomenys už antro ketvirčio, tai už pusmečio duomenys, ar mini dirbtinį intelektą, sakykime, savo ataskaitos. Ir įdomus dalykas, kad šiais metais įvyko milžiniškas šuolis, kur įmonės vis tik tai mini dirbtinį intelektą savo ataskaitos įvairiais rakursais arba, sakykime, kaip jas vertina tą instrumentą, ar jį naudoja, jeigu naudoja, tai kaip naudoja, kokie rezultatai iš to ir taip toliau. Tai jeigu anksčiau, per paskutinius 5 metus toksai tarsi vidurkis buvo susistovėjęs, kad apie 60 įmonių iš 500 kalbėdavo apie dirbtinio intelekto svarbą, tai paskutinio ketvirčio metu 177 įmonės arba praktiškai trečdalis, daugiau negu trečdalis įmonių kalba jau apie dirbtinio intelekto panaudojimą. Dar iš įdomesnių skaičių, tai yra sektoriai, kurie be abejo naudoja dirbtinio intelekto svarbą, pabrėžiančius sakinius, tai be abejo informacinių technologijų verslas daugiausiai, kas yra normalu, finansų sektorius bei pramonė taip pat ganėtinai aktyviai kalba apie dirbtinį intelektą ir čia atsiranda, matosi tendencijos, kur tas dirbtinis intelektas jisai bus naudojamas ir kur jisai paveiks mūsų gyvenimus labiausiai. Tai informacinės technologijos, finansų sektorius, pramonė, vartojimas ir sveikatos sektorius, ko gero yra tie sektoriai, kurie bus paliesti. Tai kalbant, ką tai mums sako, tai jeigu mes dirbame viename iš šitame sektoriuje, mes turime taip pat pradėti galvoti apie dirbtinį intelektą ir dirbtinio intelekto panaudojimą bei keliamas galimybės ir rizikas, nes tai, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose su svarbiausiam kompanijom, neišvengiamai po metų kitų ateis ir į mūsų sektorių. Ir mūsų šalį, ir į Europą, ir į, sakykime, tą pačią Lietuvą. Tai va čia yra turbūt, tokia vienas tendencijų, kurią mes matome ir kuri akivaizdžiai stiprėja. Dar įdomesnis dalykas, apžvalgoje yra taip pat pastebima, kaip keitėsi įmonių vertės, tos, kurios mini arba kalba apie dirbtinį intelektą ir tos, kurios nekalba apie dirbtinį intelektą. Tai nuo metų pradžios įmonės, kurios kalba ir naudoja dirbtinį intelektą, brango vidutiniškai 13%, tai yra akcijų vertė padidėjo. Atsiprašau, ne akcijų vertė, o pelnai padidėjo, tos, kurios, sakykime, neminėjo dirbtinio intelekto. Atsiprašau, susimaišiau. Tos įmonės, kurios minėjo dirbtinį intelektą, jų kainos vertybinių popierių pabrango 13%, tos, kurios nepabrango, tos, kurios neminėjo, jos vos padidėjo 1,5%. Ir nuo metų vidurio paskelbus jau finansinės ataskaitas buvo be abejo susitraukimas indekse, nedidelis, bet vėlgi tos įmonės, kurios su dirbtiniu intelektu dirba, jų kainų kritimas buvo gerokai mažesnis. Tai, iš tiesų, tai yra iškalbūs skaičiai, kurie rodo, kad skirtumas domėtis arba nesidomėti dirbtiniu intelektu yra reikšmingas. O pažiūrėjus dar vieną dalyką, tai ką įmonės skelbia savo finansinėse ataskaitose, tai gerokai mažėja įmonių, kurios kalba apie infliaciją. Infliacija vis tik tai nueina į antrą planą ir pikas buvo pasiektas, jeigu praėjusių metų viduryje, tai dabar apie 300 įmonių vis dar kalba apie infliacijos įtaką jų rezultatams, bet tai yra gerokai mažiau, nes dar prieš metus laiko praktiškai visos įmonės apie tai kalbėjo. Ir grįžtant prie to pačio, kaip keitėsi akcijų kainos tų įmonių, kurios kalba infliaciją ir tos, kurios nekalba, tai kas yra įdomiausiai, tos, kurios kalba, jų pokyčiai yra prastesni, taip pat nuo metų vidurio -2,8, sakykime, nuo metų pradžios +3%, o tos, kurios jau nebemini infliacijos poveikio, arba jo nepastebi, arba jo net neakcentuoja, jų kainos augo daugiau. Tai kartais net tokiais rakursais pasižiūrėjus į, sakykime, įmonių veiklos rezultatus, į įmonių
ataskaitas į įmonių akcijų kainų pokyčius ir priklausomybės nuo skirtingų dalykų, galima pamatyti ir įdomių kampų ir netgi formuoti savo, sakykime, suvokimą apie įmonės, apie tai, kur mes norime investuoti, kur mes norime dirbti, o jeigu dirbame, tai į ką turėtume kreipti dėmesį. Tai yra infliacija nueina, dirbtinis intelektas kaip tema tampa vis svarbesnė. Kas dar? Energetika mano minėta ir nuo ko pradėjom apie infliaciją. Energetika iš tiesų pradeda rodyti šiokius tokius nagus. Dujų kaina pakilo iki 36 eurų už megavatą Amsterdamo biržoje. Jeigu lyginant su prieš metus buvusių lygių, tai yra 7 kartus maždaug mažesnė dujų kaina, kaip ir viskas atrodo gerai, bet paskutiniu metu dujų kaina iš tiesų šiek tiek kilstelėjo ir tas pakilimas procentiškai atrodo pakankamai didelis, nes jeigu vasaros viduryje buvo apie 25 eurai už megavatą, tai dabar turime 36, kas reiškia, kad apie 40% pokytis per trumpą laiką, tai atrodytų būtų net siaubingai, bet kaip ir minėjau, per ilgą laikotarpį, per metus laiko ta kaina yra susitraukusi. Tai dujų kaina, jinai kyla dėl to, kad natūraliai artina žiema, prasideda įvairūs pamastymai apie tai, kaip pasakyti, kokia bus žiema, koks bus poreikis, koks bus tiekimas ir taip toliau, ir natūralu, kad atsiranda tema eteryje ir jinai pradedama, kaip sakant, kapitalizuoti. Tai yra kainos yra linkusios pakilti. Ir to pasekmėje dujų kainos augimas, jisai natūraliai įtakoja ir energetiką, tai yra elektrą. Elektros kainos tose šalyse, kur yra dalinis arba didesnis dujų panaudojimas, iš tiesų kainos kyla. Praktiškai Europoje, atmetus Skandinaviją, beveik visur yra apie 120 eurų už megavatą arba maždaug 12 centų už kilovatą biržinės kainos. Nėra kažkokia tragedija, bet aišku, gerokai aukščiau negu buvo vasarą, dėl tų pačių minėtų priežasčių. Na ir kas šiek tiek labiau neramina negu dujos, tai naftos kainos kilimas paskutiniu metu. Jeigu mes vis pastebėjom, kad formuojasi tarsi nauja tendencija, tai jinai per paskutinę savaitę įgijo visiškai rimtesnį pagreitį. Naftos kaina pakilo iki $92 už statinę arba barelį. Ir nuo praktiškai vasaros vidurio kaina yra pakilusi nei daug, nei mažai, vėlgi apie 40%. Tai kokios priežastys? Tai priežastys yra tokios, kad tiek arabų pasaulis, OPECas, tiek Rusija iš tiesų mažina gavybą ir analitikai pastebi, kad gali per dieną pradėti trūkti iki 3 milijonų barelių. Tai didžiulis reikšmingas skirtumas ir būtent tai yra priežastis, kad nepakankama pasiūla lemia naftos kainos augimą. Tos priežastys yra įvairios, tai yra ir manipuliacinės, nes kartelis nori pasikelt kainą, ir, sakykime, techninės, tame tarpe ir Rusijoje, jiems darosi sunkiau užgauti tą pačią naftą ir ją pristatyti, tai dėl sankcijų ir apribojimų technologijų. Tai va čia šitas dalykas, jisai prisidėjęs ir prisideda prie infliacijos augimo. Matome, prieš metus nafta kainavo gerokai žemiau $90. Atsiprašau, dar pavasarį kainavo žemiau nei $90, dabar tas pasaugimas kirtom $92 ribą jau. Ko gero, kad galėsim testuotis kažką arčiau 100, vėliau matysime, kokios iš to reakcijos bus, galbūt pradės mažai vartojimas ir kaina vėl stabilizuosis, bet įtampa po truputį energetikoje didėja. Kas dar? Per savaitę S&P 500 pridėjo šiek tiek daugiau negu 100 punktų, vėl artėja prie 4500 punktų. Tai yra tokia užbrėžta riba, kur jau kelintą kartą mes ją testuojame, ją vis pabandoma pramušti. Čia buvo vasaros pabaigos laikotarpiu, kai 4600 punktų buvo pasiekta. Ir tai yra tarsi tam tikras pasipriešinimo lygis, kurį būtų galima pramušti, jeigu vis tik tai įmonių rezultatai už 3 ketvirčius, jie neužilgo bus pradėti skelbti, tai yra pasibaigus rugsėjui, būtų pakankamai geri. Pagrindo tam yra, vis tik tai ekonomikoje, nepaisant visų gąsdinimų, darbo užimtumas yra aukštas, žmonės turi pinigų, atlyginimai auga, išlaidos taip pat didėja, žaliavos
per metus laiko iš tikrųjų yra pigusios, leidžia įmonėms uždirbti pelnus. Tai bus matyti, bet vėl testuojame 4500 punktų, tai tokia akivaizdžiai susiformavusi psichologinė riba, kurią peržengti, ko gero, kad yra sunku, bet būkime optimistai. Manau, kad tai bus galima padaryti. Na ir tam tikras stabilumas kitose žaliavose, tai vario kaina išlieka stabili, visi laukia iš Kinų kažkokio tai pranešimo apie ekonominį atsigavimą, judėjimą ir taip toliau, bet tai nevyksta. Pakankamai pesimistiškai yra nusiteikę, sakykime, dėl Kinų aktyvumo ir varis yra įstrigęs tokiai medianai, tai yra apie $380 už svarą. Jeigu mes įsime čia ateityje didesnius svyravimus, aš manau, kad tai įtakos ir būtent ir akcijų rinkos tendencijas. Jeigu varis pradės kilti, tai bus geras signalas. Na ir aukšto kaina irgi taip pat patyrusi tam tikrą stagnaciją, $1900 už svarą, nors infliacija, pavyzdžiui, rodo nagus, pradeda vėl augti Jungtinėse Amerikos valstijose, bet tai nepriveda, neleidžia, sakykime, investuotojams labiau patikėti augti ir bandyti judėti į kažkokias tai saugesnius. Tai šiandien iš manęs tiek, susitiksime rugsėjo 21 dieną, 16 val. 170 kartą iš eilės ir toliau kalbėsime apie investicijas. Ačiū Jums ir smagaus žiūrėjimo. Mus galėsite pamatyti Facebook, YouTube kanaluose, padėkite laiką, paspauskite mygtuką share, visada smagu, kai yra įvertinimas už padarytus darbus. Tai ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.